Šiandien atliksime apšilimą prieš kojų ir sėdmenų treniruotę. Pagrindinį dėmesį skirsime sąnarių mobilizacijai, raumenų aktyvacijai bei pulso suaktyvinimui. Pradėkime nuo lėto bėgimo vietoje. Dabar norėsime įjungti kojas, keliant kelius aukštai iki liemens. Čia norėtume bėgti kažkur apie pusantros minutės, tiesiog bendram kūno apšildymui. Taip pat reikėtų apšildinti ir sėdmenis. Vieną koją laikome stabiliai ant žemės fiksuotai, o kitą atliekame mostus pirmyn ir atgal. Taip, tą patį padarome su kita koja. Gerai. Toliau pereikime prie dinaminių tempimų bei sąnarių pramankštos. Pradėkime nuo klubų. Rankas laikome ant juosmens ir sukame klubus į vieną pusę ir į kitą. Į kitą pusę. Toliau pereiname prie kelių, dedame rankas ant kelių ir sukame kelius į vieną pusę ir į kitą. Taip pat labai svarbu prieš kojų treniruotę skirti papildomo dėmesio čiurnai. Tai vieną koją pakeliame, kitą koją laikome fiksuotai ant žemės ir judiname čiurną. Į vieną pusę sukame ir į kitą. tą patį padarome su kita koja. Gerai. Toliau pereikime prie bazinių pratimų mobilizacijos ir raumenų aktyvacijos. Pradėsime nuo, labai svarbu yra visapusiškai sušildyti ir įjungti sėdmenis. Tai vieną koją laikome stabiliai ant žemės fiksuotai, o kitą koją atliekame mostus į šoną. Čia laikome rankas ant juosmens ir stengiamės labai nesusikreipti ir laikyti tiesų stuburą bei įtraukti pilvo raumenis. Gerai, tą patį atliekame su kita koja. Pereiname prie įtūpimų. Darysime gilų įtūpimą, kojos plačiai, rankas galime laikyti prieš save ir darome gilų pritūpimą. Čia svarbiausia nekelti kulnų nuo žemės. Pasikeliame, padarome dar porą kartų. Jeigu savo treniruotės metu darysite įtūpstus, labai svarbu pradžioje per apšilimo metu padaryti ir įtūpstų pratimus. Tai darome įtūpstus į priekį. Kita koja, padarysime kelis kartus. Taip pat svarbu yra apšildyti, pramankštinti galinius šlaunies raumenis dvigalvį, tai imituosime deadliftą vieną koją, mirties trauką. Vieną koją laikome stabiliai ant žemės, kitą pakeliame į viršų ir lenkimės per klubus. Artėjant prie žemės galime truputį lenkti kelį, jaučiame įtampą dvigalviame raumenyje ir sėdmenyse. Stengiamės išlaikyti lygsvarą. Pakartojame dar kartą. Taip pat labai svarbu tvirtai laikyti tempus presą, kad nesusižalotume nugaros. tą patį pakartojame su kita koja. Puiku. Na ir pakelkime pulsą prieš pat patreniruotę. Taigi darysime įtūpstus, šuolius iš įtūpsto. Galite atsisukti šonu. Rankas galite laikyti prieš save ir šuoliai iš įtūpsto. Svarbu pagauti ritmą ir stabilizaciją. Ir paskutinis pratimas, imituosime mountain climbing. Reikėtų atsigulti į lentos poziciją. Šau lentos poziciją. Ant ištiestų rankų. Ant kojų. Truputį pakelime sėdmenis į viršų. Rankas laikome stabiliai. Ir dabar norėsime kojas lenkti po savimi.
Ir dabar paspartiname judesį. Taip. Viskas, puiku. Taigi, dabar jūs esate pasiruošę kojų ir sėdmenų treniruotei. Sėkmės.